Beje, JAV aukščiausias teismas, Trumpo tarptautiniai tarifai yra neteisėti. Penktadienį JAV aukščiausias teismas nusprendė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pažeidė federalinį įstatymą, kai vienašališkai įvedė plataus masto tarifus visame pasaulyje. 6-3 balsavimų, pabaiga čia esminė po Trumpo virkšlenimų. Ekonomistų sudarytas sąmatas rodo, kad JAV vyriausybei tai kainuotų tas atšaukimas, tai kainuotų 175 milijardų dolerių, 105 milijardų eurų. Jų teigimu tai yra suma, kurią JAV turėtų grąžinti valstybėms iš surinktų muitų. Tokie grąžinimai yra numatomi, nes importuotojai, kurie per pastarosius metus mokėjo muitus, tikriausiai prašys grąžinti pinigus iš JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybos. Ši suma būtų didesnė nei bendros 25 metų transporto departamento ir teisingumo departamento išlaidos. Aš jau neturiu žodžių. Čia naujiena yra turbūt per savaitgalį išeis. Per savaitgalį turbūt išeis ar debato ar kažko ta tema, kaip MAGA tardai arba čia Lietuvoje, kur dar klaunai kažkiek palaiko Trumpą. Man atrodo, tiesiog, aš nežinau, kodėl jie palaiko Trumpą. Man atrodo, tiesiog jie yra antiek jau, vedę tą idėją, kad jie kaip ir negali atsisakyti, jie turi ginti, kas ten beatsitiktų, nes jeigu jie pripažintų, kad Trumpas debilas, tai reikštų, kad jie yra debilai, o jie tiesiog negali to padaryti. Ten apgailėtina, nes kai kurie Lietuvoje gyvenantis, ten gina Trumpo tarifus. Vapšė, kodėl tu Lietuvoje gyvenantis turėtum ginti Trumpo tarifus? Bet ten yra visiškai ideologiškai pagauti žmonės, ten yra durneliai visiškai. Bet dabar pasirodo, tai neteisėtų, net pripažintų. Tai tos visos diskusijos, kur vyko, koks čia 4D genijus, kaip tie tarifai yra huienai ir gerai, tai pasirodo net nelegalu yra. Tai, tiesiog, nežinau, man labai patiks žiūrėti meltdowną iš republikonų, porą debatų turbūt kažkas ten padarys, pažiūrėsiu, o tada po dienos jie ras kažkokį kaupimą, visiškai realybę vėl pakeis, kad vėl galėtų savo deliuzijai tiesiog gyventi ir viskas, bet nežinau. Aš džiaugiuosi, kad aš dėl Trumpo buvau teisus realiai ir lieku teisus jau nuo pat pradžių realiai, kaip pasakau. Dar prieš rinkimus ten pas manėjo žmonės ir ginčiasi. Kai tikrai, galima bent suprast poziciją, kad čia lietuvis gali visai ten palaikyti ar dar kažką, ir ten jie pasakoja man, kaip jis nėra prorusiškas. Ir mes ten diskusijas turėjom apie Nord Streamo ten tą statymo tą sustabdymą ir viską, kurie ten ginčias, kad Trumpas sustabdė, nors nichuja nesustabdė. Ten, žodžiu, ėjo pas mane tie žmonės ir pasakojo, ir kad jis ten zaibys ir ką čia stumi, ir viskas, ką aš sakydavau per tos diskusijas, realiai išsipildė, arba jau buvo teisybė, ir tada Trumpas buvo išrinktas. Ir jis aišku darė, ką ir visi žinojom, kad darys, ir dar baisiau, ir Amerika realiai ant sužlugimo ribos visiškai suvaryta, nuvaryta. Dogė, o Jėzau, ten RFK, visi tie, kur irgi tie žmonės gynė, kad jo čia ne leftistai ateis, o protingi žmonės sutvarkys. Dogė visiškai feilino. Visiškai katastrofiškai feilino. Ir užmušė ir užmuš dar belenkiek žmonių dėl to feilo visam pasaulyje. 100 tūkstančių skaičiuoja, iki 3 milijonų greičiausiai žmonių užmuš. Kai kuriuos jau tiesiog kainavo, bet visiems pohui, čia geriau apie Izraelį Gazą papisprota. Tada, kas ten pala dar buvo? Reputacija Amerikos sužlugdyta, tarifai, ten viskas ir dar blogiau, ką ir galėjo prognozuoti. Tai bent jau lietuviai, kai pamatė Trumpą čiulpiantį Putinui, biškiuką dauguma nusiramino, netgi tie MAGA sferos žmonės, ten, net nežinau, ar praeities žvalgas kažkada Trumpą palaikė, bet jis buvo, tikrai bent jau kai aš žiūrėjau tada, jis buvo toj Twitterio informaciniam sraute, to republikonų labiau. Tai jie visi bent jau, pamatė, kad Trumpas yra idiotas. Arba kaip minimum prorusiškas ir, jie bent jau susivokė. Bet vis tiek dar liko žmonių, kurie gina Trumpą, kurie galvoja, kad ten geras prezidentas, ar dar juokingiau ten kažkoks geras žmogus, neįtikėtina ten yra. Bet jo, mes dabar ką turim, tai visam pasaulyje, kaip aš tą vertinu, tokia moralė politikoje kaip nebeegzistavimą. Ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir panašiai. Lietuvoje moralė visiškai dingus politikoje, Amerikoje dingus, ir mes matom to rezultatą, kai nėra. Kai žmonės ten stūmė, ką čia tos vertybės politikoje, reikia žiūrėti praktiką ten, okay.
Pasirodo, vertybės yra labai svarbu, nes kai tu išsirinki prezidentą ar partijas be vertybių, pasirodo viskas velniop eina. Nes labai daug dalykų yra laikoma ant vertybių, tokių, žinai, kaip demokratija, ar pagarba ten ofisui, ar pagarba iš vis politiniai sistemai kažkokiai, ar ten tradicijom. Nes kai ateina žmonės, kurie to neturi, ir va prasideda tai, ką Žemaitaitis daro, svarbu, arba socdemai, kur svarbu pagal įstatymą, tik viskas gerai, o ten moralė taigi neegzistuoja. Nesvarbu, kad paskui ten pripažįsta, kad įstatymas ten ar taisyklės buvo negerai parašytos ir pataiso. Nesvarbu, jie tai pagal įstatymą arba pagal tuo metu esančias taisyklės pasipelno. Ir ant to žaidžia. Tai ar svarbi moralė? Tai aišku svarbi. Tokiuose vietose, nes jeigu tu išrinktų moralų žmogų, jis spragą radęs, ją užtaisytų. Bet kai išrinki tokį kaip Žemaitaitį, ar ten Palucką, ten ar dar kokį velnę, tai jie nesutaisys tos, jie pasinaudos tą spragą. Ir čia labai akivaizdžiai, kad moralė vis dėlto svarbu. Ir tas galų galia, kai tu išrinki amoralių žmonės į tokius svarbias politinės vietas, nu tada ir matai, kaip smarkiai ir greitai degraduoja sistema ir viskas. Ir jo, liūdniausia yra, kad kai kurie žmonės nusisuka nuo to, o kai kurie dar giliau, dar labiau palaiko, nu, bet tu tada išsiaiškini, kokie tie žmonės tragiški yra tiesiog, jo, Trumpas. Ir įsivaizduot būti lietuviu ir ginti Trumpą, kokiu reikia šiukšlę būti. Gerai, viskas, mano rantas baigės. Dominikas Kubilius prieš Trumpai pradant antrą kadenciją džiaugiasi, nes galvoja, kad Trumpas su Putinu kalbės iš jėgos. Šiaip daug kas tą galvoja, tai čia tiesiog jie visi durneliai tiesiog. Kaip iš vis lietuviai ar bet kokie europiečiai makatardais tampa, tai informacija, tiesiog kokiam burbulė, prasta episteminė praktika, tas neišvystytas mąstymas, pakrypsta į vieną ar kitą tokį informacinį ratą ir viskas. Bet jeigu tu pakrypsi ten, jeigu tu bendrausi su, nežinau, neredaguota laidos ten vedėjų ir jo svečiais, jo draugais, nu tu realiai arba pats toje aplinkoje būsi, nu tai tu tik tą ir žinosi. Ir jo, ir tada jeigu tavęs paklaus, ar žinai, kad Trumpas perversmą organizavo, perversmą, putots pradės, nes tu nežinai nieko, nes tavo informaciniam rate ten yra tai nujuokiama kaip tiesiog sąmokslo teorija, tu niekad neskaitai nieko apie tai ir viskas. Ir labai lengva yra taip iš tikro. Aišku, nekalbant apie tos jau blogesnius atvejus, kur ten jau, sektantai visiškai. Bet, į tos informacinius ratus, tos episteminius burbulus yra labai lengva pakliūti ir mes visi tuose episteminiuose burbuluose kažkokiu lygiu esam. Tuose tikruose echo chamberiuose jau tik fanatikai yra, tai ten sudėtingiau yra.